Čia man tokį ilgą rašinėlį atsiuntė mergina iš girlsfitness.lt. Rašinėlis vadinasi Moterų klaidos sporto salėje. Ir čia yra, kiek čia tų punktų yra? Čia yra 8 punktai. Ir prašo, kad aš viską pakomentuočiau. Na, jeigu turite laiko ir kantrybės, tada pakomentuosiu. Punktas 1. Skaitau tai, kas parašyta. Pasilenkimai į šonus su svarmenimis rankose arba pasisukimai į šonus treniruoklyje. Daugelis galvoja, kad šis pratimas padės išryškinti šoninį presą, bet iš tiesų tik pastorinamas liemuo. Vargu ar kurį nors trokštate apie storesnį liemenį, todėl visiems laikams išmeskite šį pratimą iš savo treniruočių ciklo. Na ir ką aš dabar turiu sakyti? Turiu sutikti arba nesutikti, ko gero. Ir ko gero reikia sutikti. Iš tiesų tie pasilenkimai į šonus su svarmenimis, su vantiliukais arba dar daromi treniruoklyje su lynu ir su rankena laikant vieną ranką. Tie pratimai daromi su intencija ir su idėja ir su troškimu ir viltimi, kad jie padės sudeginti riebalinį sluoksnį nuo talijos šonų. Nu, šonais taip ir vadinama, angliškai dar vadinama love handles. Bet tie, kas dar yra nepilnamečiai ir seksualinio gyvenimo negyvena, tiems šito termino dar nederėtų žinoti. Ir iš tiesų tie pratimai nepadeda ploninti liemens, nes liemuo ploninamas tik tai mitybos pagalba, o jeigu liemuo labai smarkiai treniruojamas, tai yra jeigu turiu omeny labai dažnai arba labai didelis krūvis arba sunkus krūvis, tai kaip ir kiekvienas raumuo jisai gali didinti savo apimtį ir liemuo taip pat gali didinti. Todėl nežinau, kokia didelė tikimybė, bet vis dėlto bent teorinė tikimybė yra, kad treniruojant tą šoninį presą pernelyg smarkiai ir ypatingai, kad kai kurios moterys daro, galima šiek tiek ir paplatinti savo taliją. Tad šiuo atveju tos merginos, kuri čia rašė šitą pastabą, jos nuomonę reiktų įsiklausyti, joje labai daug tiesos. Punktas 2. Po treniruotės moterys vengia gerti proteino kokteilius. Po intensyvios treniruotės jūsų raumenys yra pervargę, todėl jiems būtinas atsistatymas. Reta, kuri iš karto po treniruotės turi su savimi ir suvalgo vištienos krūtinėlę, todėl baltyminiai kokteiliai puikiai išeitis. Irgi turiu sutikti. Ir priežastis, dėl ko moterys negeria tų baltyminių kokteilių, tai jos įsivaizduoja, kad yra visiškai vyriškas reikalas ir kad nuo baltyminių kokteilių jos priaugs raumenų masės. Iš tiesų raumenų masės jos nepriaugs, nes tam, kad priaugtų raumenų masės, reikalingi 2 dalykai. Pirmas dalykas yra aukštas vyriško hormono testosterono lygis, kurio jeigu moteris nesibado švirkštais, tai natūraliai neturi ir natūraliai turi maždaug 10 kartų žemesnį testosterono lygį, negu turi vidutinis vyras. Ir antras momentas yra, norint priaugti raumenų masės, reikalingas kalorijų perteklius, ko moteris siekianti sumažinti riebalinį sluoksnį, tikiuosi neturi, tai yra kalorijų pertekliaus jinai nesuvalgo. Ir dar vienas momentas, aš įtariu, kad jos iš tiesų nežino, kas tai yra proteinas, tiesiog nesupranta to angliško žodžio, kuris reiškia baltymai reikšmės ir apskritai nesupranta baltymų reikšmės mityboje ir tai, kad baltymai šiaip jau yra mūsų kūno statybinė medžiaga, iš kurių sudaryti didelę dalimi. Pačia didžiausia dalimi mūsų kūnas yra iš vandens, bet po to sekantis elementas yra baltymai, tai ir raumenys, ir kaulai, ir oda, plaukai, nagai, vidaus organai, visiems tiem dalykam reikalingi baltymai tam, kad jie galėtų savo struktūras atnaujinti. Tai raumenim taip pat reikalingi ir kuomet raumenys po treniruotės nėra atstatomi, dėl to, kad pati treniruotė yra toksai, kaip tas žodis, statyti ir griauti, destruktyvus procesas. Tai yra treniruotės metu raumenys yra naikinami ir jeigu jie nėra atstatomi, tai ir tada tai yra lieka naikinami ir kai raumenys nestatomi, jie yra prarandami. Kuomet prarandami raumenys, tada jau lėtėja medžiagų apykaita. Todėl iš tiesų po treniruotės reikia stengtis kuo greičiau arba valgyti, arba gerti baltyminį kokteilį. Taigi čia šiuo klausimu ir vėl esate teisi. Punktas 3. Sporto salė nėra koks nors klubas, todėl susipilti ant savęs litro kvepalų ar pasidaryti vakarinį makiažą visai nebūtina. Suprantama, kai kurios į salę skuba po mokslų ir darbų, tačiau šiais laikais yra pakankamai daug patogių makiažo valymo priemonių. Leiskite savo odai kvėpuoti. Gražiu makiažu galėsite pasidžiaugti vakarėlyje.
Na čia jūs mane į tokią nepatogią situaciją dabar statote. Kalbant sąžiningai, aš lyg ir turėčiau sutikti, kad tai nesveika ir taip toliau. Kita vertus, aš esu vyras ir esu labai silpnas ir savo silpnybių neslepiu. Tad mums visiems vis tiek yra gražiau, kai moteris yra šiek tiek pasidažiusi, kai kvepia ir niekas mes labai dėl to neprieštaraujam. Aišku, jeigu makiažas yra pernelyg ryškus arba jo yra per daug, tai tada negražiai atrodo, bet tai negražiai atrodo bet kurioje aplinkoje, nebūtinai tik tai sporto klube, bet ir gatvėje, ir naktinėme klube, ir vakarėlė, nesvarbu, bet jeigu jis tai yra saikingas ir gražus, tai vyrai dėl to neprieštarauja. Moterys viena kitai dažnai vis tiek pavydinės, moterys yra konkurentės. Čia natūralu. Tai šiuo klausimu ir sutinku ir nesutinku tuo pačiu metu. Aš turiu tokią dvilypę asmenybę. 4 punktas. Per dažnas preso treniravimas. Tai itin dažna merginų klaida. Esu pastebėjusi sporto salėje merginas, kurios diena iš dienos daro tos pačius pilvo presui skirtus pratimus. Kreipinys toliau. Merginos jūs neatsikratysite riebalų pilvo srityje, darydamos pilvo preso pratimus su begalybė pakartojimų. Pilvo apimtį sumažinsite tik mitybos ir kardio pratimų pagalba. Čia yra visiška tiesa. Labai dažnai pilvo presui skiriama daug dėmesio ne dėl to, kad norima treniruoti pilvo presą ar norima, kad jisai būtų stipresnis arba ištvermingesnis, bet dėl to, kad tikimasi, kad tie pratimai pilvo presui degins riebalus toje srityje. Ir taip neatsitinka ir niekada taip neatsitiks. Ir jūs teisingai sakote, kad norint sumažinti pilvo apimtis arba numesti pilvą ar padaryti jį plokštesnį, ryškesnį, pilvo presą ryškesnį, reikia pirmiausia koreguoti mitybą, ir mityba turi būti subalansuota, ir suvartojimų kalorijų skaičius turi būti atitinkamas. Čia atskira tema. Bet taip, tai nėra pratimų reikalas ir ne pratimų pagalba tie dalykai padaromi. Plokščias pilvas yra padaromas ne pratimų pagalba, o mitybos pagalba. Ir kardio pratimų kaip pagalbinės priemonės. Punktas 5. Valandomis daromi kardio pratimai. Dažnai merginos mano, kad įgaus gražias formas darydamos vien tik kardio pratimus. Per didelė kardio pratimų trukmė degina raumenis, o kuo turite mažiau raumenų, tuo lėtesnė jūsų medžiagų apykaita. Rekomenduojama atlikti kardio pratimus 3-4 kartus per savaitę po 30-40 minučių. Labai teisingai pasakyta. Iš tiesų kardio pratimai, kaip ir grupinės treniruotės, kurios yra kardio pobūdžio, kūno formų negerina. Ir jų tikslas ir paskirtis tų treniruočių ir nėra gerinti kūno formas, nors kartais tai pateikiama taip, marketingo tikslais, bet vis dėlto taip nėra. Ir kūno formas gerina darbą su svoriais ir su treniruokliais, kadangi daug kartų esu tai minėjęs. Būtent ši metodika, tai yra kultūrizmo, mėgėjiško arba profesionalaus, nesvarbu, ir vyram ir moterim ta metodika yra sukurta keisti kūno formas ir keisti jas taip, kaip jūs norite, ir keisti tas kūno dalis, kurias norite, ir tas kūno vietas, ir tos raumenys ir taip toliau. Tai čia yra efektyviausias būdas įtakoti savo formas. O kardio pratimų paskirtis yra stiprinti širdies ir kraujagyslių sistemą, didinti ištvermę, jeigu jums to reikia. Ir taip pat kardio pratimai padeda pagreitinti medžiagų apykaitą ir taip pat degina riebalus. Bet raumenų formos jie negerina. Ir per dažnai atliekami kardio pratimai ir per intensyvus kardio pratimai ir per ilgą kardio pratimų trukmė taip pat degina ne tik riebalus, bet jau pradeda deginti raumenis. O raumenų deginimas yra didelis praradimas, net ir merginom, dėl to, kad praradus raumenis lėtėja medžiagų apykaita, o kai medžiagų apykaita lėtėja, tada kūnas pradeda kaupti daugiau riebalų, nes sudegina mažiau kalorijų. Ir čia rekomendacija pateikiama, kad atlikti kardio pratimus 3-4 kartus per savaitę po 30-40 minučių. Jinai iš esmės yra teisinga, gali tai būti ir 3 kartai po 20 minučių, gali būti 3 kartai po 40 minučių, bet kuriuo atveju iki valandos ir nereikia to daryti kasdieną. 3-4 kartų per savaitę visiškai pakanka. 6 punktas. Geriama per mažai vandens. Labai maža sportuojančių dalis išgeria reikiamą kiekį vandens. Sportuodami gausiai prakaituojame, todėl netenkame daug skysčių, kurių laiku neatstačius greitai pajausite nuovargį, galvos svaigimą.
Be to vanduo pagreitina medžiagų apykaitos procesą organizme. Čia nelabai turiu ką daugiau komentuoti, iš esmės viskas yra teisingai. Treniruotė yra pats treniruotės laikas yra patogus tuo, kad treniruotės metu labai daug vandens galima išgerti dėl to, kad tuo metu lenda tas vanduo ir ypatingai jeigu yra salėje šilčiau ir prakaitavimas gausesnis, tai reiktų daugiau gerti, nes paprastai ir norisi tuo metu daugiau gerti. Ir būtent gryną vandenį geriausia būtų gerti. 7 punktas. Svarmenų baimė. Dažnai moterys vengia jėgos pratimų, nes bijo pavirsti halkais. Halkas yra toksai animacinio filmuko liktai ar komiksų herojus, kurį vaidino Lou Ferrigno, legendinis kultūristas. Jisai, man atrodo, buvo didelis žmogus, labai raumeningas ir žalias. Taigi, tai reiškia, tai kas čia parašyta, kad moterys bijo pavirsti dideliais raumeningais vyrais. Jūsų kūnas žymiai nepasikeis, jei darysite tik kardio pratimus. Taip sumažinsite šiek tiek riebalinį audinį, tačiau vis tiek kūnas netrodys stangrus ir gražus. Tai visiškai teisingai, vien tik tai kardio pratimų dėka kūnas netrodys stangrus ir gražus, jisai gali tik tai atrodyti lieknesnis, bet kūno formos keičiamos yra ne kardio pratimų pagalba, o pratimų su svoriais pagalba. Grįžtu prie to, kas parašyta. Būtent jėgos treniruotės padeda moterims turėti seksualius sėdmenis, kojas, rankas, liekną liemenį bei plokščią pilvuką. Visiškai teisingai, nieko negaliu daugiau pridurti, nes viskas gerai pasakyta. Bet to, kuo daugiau raumenų turite, tuo daugiau kalorijų jūsų organizmas gali sudeginti net ir būdamas ramybės būsenoje, tad galėsite suvartoti daugiau kalorijų. Vėlgi visiškai teisingai pasakyta. Raumeninio audinio išlaikymui reikia labai daug kalorijų, tai yra tas pats, kas didelio namo apšildymui ir tas pats, kas mašinos su dideliu ir galingu varikliu išlaikymui, turiu omeny kuro sąnaudas. Tad kuo daugiau raumenų turite, tuo iš tiesų greitesnė medžiagų apykaita, tuo iš tiesų sudeginate daugiau kalorijų, nes būtent raumenys ir degina kalorijas ir degina riebalus. Na ir ačiū Dievui, paskutinis punktas. Kasdien atliekami tie patys pratimai. Treniruodami tą pačią kūno dalį, kasdien neleisite pailsėti raumenims, jie nesuspės atsistatyti, todėl neaugs ir nematysite jokių rezultatų. Leiskite raumenims pailsėti bent 48 valandas. Jei vakar treniravote kojas, šiandien treniruokite rankas, o kitą dieną nugarą. Štai atsigersiu. Ne 100% tiesa, bet daugeliu atveju, aš tos atvejus dabar paaiškinsiu. Kuomet žmogus pradeda treniruoti su svoriais ir jo treniruočių stažas nėra mažas, iš viso jo nėra, treniruočių stažo iš viso nėra tuo metu dar, tuomet jam vienos treniruotės metu verta pradirbti visą kūną, tai yra padaryti po vieną pratimą pilvo presui, nugaros apatiniai daliai, viršutiniai daliai, krūtiniai, šlaunų priekiniai daliai, galiniai daliai, sėdmenims, blauzdoms ir panašiai. Tai yra kiekvienai raumenų grupiai galima atlikti po pratimą arba bent jau po pratimą didžiosioms raumenų grupėms. Tai yra pačioje pradžioje. Vėliau, kai raumenys sustiprėja ir tas gebėjimas atlaikyti tokio pobūdžio krūvį irgi išauga, tada jau reikia skaidyti kūną, tarkime, į dvi dalis. Vieną dieną treniruoti viršutinę kūno dalį, kitą dieną apatinę kūno dalį, dėl to, kad viena vertus, kiekviena kūno dalis gali atlaikyti didesnį krūvį ir jau neužtenka vieno pratimo, jau reikia atlikti 2 arba 3 pratimus, tarkim, didesnėje raumenų grupiai. Kitas momentas yra tas, kad atliekant daugiau pratimų ir duodant didesnį krūvį kažkuriems raumenims, jam taip pat reikia didesnio laiko tarpo tam, kad jie po treniruotės atsistatytų, atsigautų ir vėl galėtų būti treniruojami, tai yra galėtų dirbti pilnu pajėgumu. Todėl tais atvejais, jeigu nesate visiška naujokė, iš tiesų nevertėtų daryti kiekvieną dieną tų pačių pratimų. Ir taip pat nevertėtų treniruoti tų pačių raumenų grupių kasdien. Ir čia jau tada smarkiai nekonkretinsiu, bet nes tai atskirai ir plati tema vėlgi, ir ilga tema, bet įmanomi taip pat įvairūs splito, tai yra skaidytos treniruotės variantai, kuomet, tarkime, pirmą dieną ateinate ir treniruojate, na tarkime, nugarą, galinę pečių dalį ir, tarkim, bicepsą. Antrą dieną, tarkime, treniruojate priekinę šlaunų dalį, trečią dieną krūtinę pečius tricepsą, ketvirtą dieną treniruojate galinę šlaunų dalį ir sėdmenis. Čia vienas iš variantų. Tų variantų yra daugybė ir jie priklauso ir nuo to, kiek kartų per savaitę treniruojatės
ir nuo to, kokios raumenų grupės labiau atsiliekančios, kuriuom reikia daugiau dėmesio ir daugiau darbo skirti, ir kur akcentus reikia sudėlioti. Esminis dalykas vis dėlto yra tas, kurį čia mergina sako, kad nereikia kiekvieną dieną treniruoti tos pačios raumenų grupės. Ir reikia vienai raumenų grupiai duoti pailsėti bent 48 valandas. Tai yra, jeigu šiandien treniruojate kojas, o šiandien, sakykime, yra pirmadienis, tai sekantį kartą kojas reiktų treniruoti ne anksčiau negu ketvirtadienį. Va. Viską pakomentavau. Būkit gražius.